Sveiki atvykę į Lietuvos banko virtualius pokalbius. Aš Vincas, o šiandien kartu su manimi Goda. Šiandien gilinamės į tai, ką svarbu žinoti jau turint būsto paskolos sutartį. Pradėkime nuo tokios situacijos, kai atsiranda galimybė grąžinti paskolą anksčiau nustatyto termino. Kaip čia yra? Kokios taisyklės? Paskolą ar jos dalį iš tiesų galima grąžinti anksčiau numatyto termino. Tik svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad nemokamai tą padaryti dažniausiai galima palūkanų keitimo dieną, nebent sutartyje parašyta kitaip. Jei norima grąžinti kurią nors kitą dieną, kredito davėjas gali taikyti kompensaciją. Jos dydis yra apskaičiuojamas pagal Lietuvos banko nustatytą formulę ir negali viršyti 3 procentų nuo anksčiau grąžinamos sumos. Svarbu žinoti, kad reikia informuoti savo kredito davėją apie ketinimą grąžinti paskolą anksčiau, taip kaip numatyta sutartyje. Suprantama. O ką daryti, pavyzdžiui, jei pasikeičia poreikiai? Norisi keisti būstą į didesnį, bet senoji paskola dar neišmokėta. Tokiu atveju yra galimybė gauti paskolą kitam būstui, net jei nėra sukauptas reikalaujamas 30 procentų pradinis įnašas. Oho, tai kaip čia yra? Esminė sąlyga – turimas būstas turi būti parduotas per sutartyje nustatytą protingą laikotarpį. Na, pavyzdžiui, per 12 mėnesių. Ir čia labai svarbus momentas. Pardavus senąjį būstą, gautomis lėšomis privaloma iškart padengti trūkstamą naujojo būsto pradinio įnašo dalį. Paprasčiau tariant, mažiausiai 15 procentų naujo būsto vertės turi sudaryti nuosavos lėšos, kurios šiuo atveju gaunamos pardavus senąjį turtą. Bet juk kartais gyvenime nutinka ir neplanuotų dalykų. Kyla finansinių sunkumų. Kada jau yra laikoma, kad situacija sudėtinga? Padėtis yra laikoma sudėtinga, kai paskolos įmokoms tenka skirti daugiau kaip 40 procentų gaunamų pajamų per mėnesį. Tokiu atveju, pirmiausia reikėtų nedelsiant kreiptis raštu į savo kredito davėją. Įstatymai numato galimybę prašyti iki 3 mėnesių kredito įmokų atidėjimo. Kitaip tariant, tai vadinamosios kredito atostogos. Skamba gerai, bet kokiamis aplinkybėmis galima jų tikėtis? Prašyti jų galima, pavyzdžiui, netekus darbo, arba jei pajamos sumažėjo trečdaliu ar nedaugiau. Bet čia verta žinoti, kad tų kredito atostogų metu dažniausiai vis tiek reikia mokėti palūkanas. Tai tik įmokos dalis atidedama? Taip, o tos praleistos įmokos paskirstamos per likusį laikotarpį. Dėl to gali šiek tiek padidėti mėnesio įmokos arba tiesiog pailgėti pats paskolos grąžinimo terminas. Supratau. Ir dar vienas svarbus dalykas susidūrus su sunkumais. Kredito davėjas negali vienašališkai padidinti paskolos maržos. O kalbant apie maržą, tarkim situacija rinkoje keičiasi, ar galima bandyti tarti su savo banku dėl geresnių sąlygų jau turimai paskolai? Galbūt sumažinti būtent tą maržą? Kreiptis į savo kredito davėją ir bandyti persitarti dėl palankesnių sąlygų tikrai galima ir net verta. Tačiau reikėtų nepamiršti vieno dalyko. Jei keičiamos esminės sutarties sąlygos, kredito davėjas privalo iš naujo vertinti kreditingumą. Gali priveikti naujo turto vertinimo, bet to gali būti taikomi sutarties keitimo mokesčiai. Logiška. Bet jei dėrybos su esamu banku, neduoda norimo rezultato, kita išeitis galėtų būti refinansavimas kitoje finansų įstaigoje. Kada verta apie jį galvoti? Refinansavimas, paprastai kalbant, reiškia naujos paskolos ėmimą kitoje įstaigoje. Tos lėšos naudojamos esamai paskolai ar net kelioms paskoloms padengti. Supratau. Ir kada tai apsimoka? Apie refinansavimą verta svarstyti keliais atvejais. Pavyzdžiui, kai susiduriama su finansiniais sunkumais. Arba kai norima sujungti kelias paskolas į vieną. Taip pat, kai norima pakeisti palūkanų rūšį. Kai pagerėjo asmeninė finansinė padėtis arba kai pagerėjo rinkos sąlygos. Pavyzdžiui, siūlomos daug mažesnės maržos nei jūsų turima. Kaip tada objektyviai įvertinti, ar tas refinansavimas finansiškai naudingas? Čia reikia labai kruopščiai palyginti esamas sąlygas su naujo kredito siūlomomis sąlygomis. Labai atidžiai. Ne tik palūkaną žiūrėti? Tikrai ne tik. Būtina įvertinti ne tik palūkanas ar maržą, bet ir visas galimas refinansavimo sąnaudas. Pavyzdžiui, kad ir kompensacija buvusiam kredito davėjui už išankstinį paskolos grąžinimą. Visas šias išlaidas reikia sudėti ir palyginti su galima sutaupyti suma per likusį paskolos laikotarpį ir tik tada matysis nauda. Kartais tiesiog neapsimoka. Beje, Lietuvos bankas yra parengęs būsto paskolų skaičiuoklę, kuri padės įvertinti šią refinansavimo naudą. Verta pasinaudoti.
Kaip šaunu, tai reikia suvesti duomenys į skaičiuoklę. Tai tarkim, nusprendėme, kad verta. Žinau, kad yra įprastas ir supaprastintas refinansavimo procesai. Kuo jie skiriasi? Įprastas refinansavimas paprastai taikomas tada, kai norima ne tik perkelti paskolą iš vieno kreditoriaus pas kitą, bet ir pavyzdžiui pakeisti paskolos sumą, pailginti terminą ar įkeičiamą turtą. Dėl to šis procesas yra ilgesnis ir gali pareikalauti daugiau išlaidų. Kokių išlaidų konkrečiai? Pavyzdžiui, gali tekti apmokėti turto vertinimą. Taip pat gauti pažymą iš buvusio kredito davėjo, sumokėti naujos sutarties sudarimo mokesčius ir padengti registravimo išlaidas. Nemažai susidaro. O kaip veikia tas naujesnis, supaprastintas refinansavimo būdas? Girdėjau, kad jis neseniai atsirado. Taip, refinansavimas supaprastinta tvarka galimas nuo 2025 m. vasario 1 dienos. Jis taikomas tada, kai sutartis vykdoma tinkamai, nevėluojama ir kai nekeičiamas paskolos likutis. Įkeičiamas tas pats turtas ir neilginamas paskolos terminas. O kokie pagrindiniai šios supaprastintos tvarkos privalumai? Kodėl jų supaprastinta? Na, procesas yra gerokai pigesnis ir paprastesnis vartotojui. Pavyzdžiui, naujasis kredito davėjas negali taikyti sutarties sudarimo ar administravimo mokesčių. Taip pat jis privalo padengti visas registravimo išlaidas. Tas, kurias minėjote anksčiau? Taip, dar vienas momentas. Jeigu naujasis kredito davėjas pats paprašo atlikti turto vertinimą, jis privalo kompensuoti šias išlaidas vartotojui. Pradinis kredito davėjas taip pat negali taikyti jokių mokesčių už paskolos perkelimą. Tačiau gali prašyti kompensacijos už išankstinį paskolos grąžinimą, jeigu paskola buvo suteikta su fiksuotąja palūkanų norma. Logiška. Ar šią tvarką galima naudotis neribotai? Šią supaprastintą tvarką galima pasinaudoti ne dažniau kaip kartą per 2 metus. Gerai, manau, aptarėme svarbiausius dalykus. Ačiū už skirtą laiką ir dėmesį. Tikimės, kad ši informacija buvo naudinga. Turinį parengė Lietuvos bankas pasitelkęs dirbtinį intelektą.